Sveiki atvykę į mano kanalą. Mano vardas Živilė. Esu iš Lietuvos. Labai daug mėnesių stebėjau visokius būrimus šviesos žmonių galimai ir nusprendžiau sukurti ir aš kažką panašaus, bet labiau nuoširdesnio, tikresnio ir svarbesnio. Priešų neieškau, nesityčioju iš jūsų būrėjų, bet dėja mano klausa ir mano akis matė be galo tikrai daug negerų žmonių, kurie verbuoja, galimai, nežinau, turėtų kažkas tikrinti, bet tai esmė. Eikime gal prie reikalo. Taip, matote 3 kortas, 3 gražuolius akmenis. Šitie akmenys yra tiesiog nuo žemės paimti. Jie nėra tokie kristalai ten ir panašiai, kaip yra naudojami jūsų. Mano akmenys yra tikrieji akmenys, kurie bandys jūs apšviesti, kas yra tikrai svarbu šiam pasaulyje. Šiek tiek jaudinuosi, nes vis dėlto labai daug yra blogų žmonių aplinkui, bet stengiuosi nepamesti savęs, savo šeimos, mylėti žmonės, viską aplinkui. Taip, galim pradėti. O šiaip iš tikrųjų tikiuosi, kas nors išvers, nes aš tik moku lietuviškai kalbėti, šiek tiek prancūzų, kaip ir mes visi, bet aš kalbu tik lietuviškai. Taigi, pradedam. Įkvėpkit, iškvėpkit, kaip visą laiką tenai yra sakoma, ir pasirinkite kortų kaladėlę. Taigi, kas pasirinkote šitą pirmą? Taip, čia yra akmuo. Galima atversti. Taip. Oi, iškrito. Taip. Čia matote, yra sraigė. Sraigė turi 2 akis. Turi namą, spalvotą gražų, yra grybas. Musmirė labai nuodinga, bet medicinoje naudojama. Gėlytė. Labai graži gėlytė. Taip, paaiškinimas šitos kortos. Čia viskas eina man iš galvos, iš minčių. Tai, kas jūs pasirinkote šią sraigę, linkiu apsvarstyti viską nuo A iki Z, ką lėtai kūrėte negero, nes tokios sraigės būna surenkamos ir suvalgomos. Tai tiek. Bet labai graži sraigė. Toliau galim versti. Taip, akmenį padėkime. Taip, kas pasirinko antrą? Čia yra irgi akmuo, rankas dreba, matot, manikiūro neturiu, kaip kitos būrėjos. Gyvenimas yra sunkus. Tai va, taip, antras variantas yra bitė. Bitė turi 2 akis, kaip matot, 2 sparnelius, gėlytės, medus. Tobula. Taip, kas pasirinkote bitę? Tiems linkiu neprarasti savo šeimos šaknų, žinoti,
kas yra gyvenime labai svarbu, kad gyvenimas yra labai trumpas, kad mes gimėme, net nežinau, gimėm gal šviesti, meilę, laimę. Tiesiog, kas pasirinkote bitę, būkite gerosios bitutės, kad ir turite šitą spygliuką, tą spyglį saugokit sau ir tik jį naudokite tada, kai tikrai kažkas jis gali pulti ir nuskriausti. Bet mano atveju, iš mano pusės, iš mano šito būrimo, tikrai jų priešų jūs neturėjot ir tikiuosi neturėsit, tiesiog tai reikia apsiraminti. Taip, bitutė, pukšti. Trečias. Irgi akmuo, puikus akmuo, rankos dreba, jaudinasi pirmas kartas, vis dėlto štai. Zebriukas irgi turi dvi akis, uodegytę, strikinėja, šokinėja, gėlytės, viskas nuostabu. Kas pasirinkote šią kortą, tai linkiu ir toliau šokinėti iš laimės, neieškoti problemų, kur jų nėra, džiaugtis gyvenimu, nes dėja gyvenimas yra tikrai labai trumpas. Juk žinom mes visi, mes esam daug kas kažko netekę, kažką praradę, kurį galvojam, kad ateityje pamatysim, bet dėja mes nežinom, ar mes pamatysim, bet tikėjimas yra labai svarbus. Tai tiek. Zebriukas, gražuolis zebriukas, šokinėja, streikinėja. Tai va, daugiau nežinau, ką pridurti. Tiesiog aš šitą sukūriau video vien tik tam, kad suprastumėt, kad verbavimas internete turi būti tikslus, svarbus, nuoširdus ir tikrai šviesus, o ne taip, kad versti žmogų tikėti ten kažkokiom dvasiam ten ir panašiai. Nu, reikia tiesiog būti geriems. Ir būrėjai turi būti geri. Nes nesakau, kad visi blogi, nesakau, bet dėja, Lietuvos kanaluose yra būrėjų, kurie tikrai nelabai gerai būrė. Tiek būtų. Aš tik tiesiog noriu, kad sunku kalbėti, nes jau tiek laiko vyksta karai ir panašiai, kraujo liejimai, žmonės žudomi ir panašiai. Aš bent jau asmeniškai nuo karo ne tai, kad nepavargau, bet man kuo toliau, to labiau skauda širdį už kitų žmonių nuodėmes ir nesupratimą, kaip galima žudyti brolius ir sesės, ir mes turim būti vienas. Ir šitas kvailas būrimas nori tik jums pasakyti, kad jūs tik tai daro dar didesnės problemas ir bus dar blogiau, jeigu jūs visi neapsiraminsit. Tiesiog. Ir šiaip apskritai yra žvalgyba, yra žmonės, kurie dirba atsidavę savo darbui. Ir visos kaukės nukris nuo veidų. Ir pasimatys, kas yra tikras geras žmogus, kas yra ne. Tai tiek. Baigiu savo video. Šiaip iš tikrųjų, jeigu kas norėsit,
Galit visada bent rašyti. Aš nežinau, ar palik kontaktus ar ne, ar jau mano kontaktai ir taip yra išviešinti, nes jau nieko čia nebėra saugaus tiek internete, tiek apskritai visur, tiek lauke, tiek vaikų mokyklose, tiek ir visur. Visur yra jau negerų žmonių pasėta. Aš asmeniškai tai sakau, aš priešų neieškojau, aš jų nenoriu, aš visada tik tai norėjau lengvo gyvenimo, bet dėja labai daug jūsų yra blogų žmonių, kurie stabdo ir verčia galvoti, kaip išgyventi viską ir kaip padėti žmonėm, kurie nenusipelnė to blogio, kurį sėjat ir naudojat. Ir vien dėl valdžios, dėl kažko, nežinau. Tiek būtų apie mano šitą gražųjį video. Galimai aš tiesiog tik tai neturiu ką veikti, nes tiesiog sėdžiu namuose. Ir tiek. Tai visiems tikros meilės, šviesos, kaip visą laiką yra sakoma. Nežinau, ar gerai ir ten pamedituot, atsargiai ten su meditacijom, su viskuo. Išsirinkit tikrai, kas yra tikra, nuoširdu ir saugokit save. Gerai? Tiek. Ačiū ir gražios dienos.